Na ką, kviečiu ekskursiją po mūsų namus, nes dažnai žmonės klausia, įdomu, kaip jūs tam gyvenat, parodykit namus viduje. Tai va čia yra mūsų namas, va ten viršuje, virš kabinos vairuotojo matosi toks iškišimas, ten yra lova, joje miega Kristoferis, parodysiu vėliau iš vidaus. Toliau, kas čia dar įdomu, čia va yra nedidelė bagažinė, joje guli žaislai įvairūs lauko. Žaislai žiedai įvairūs. Čia yra dujų pripilimo bakelis. Va čia dar bagažinė didelė. Jeigu čia yra įvairūs produktai, jinai atsidaro va iš kelių pusių. Ir iš bet kur atidaryti. Na, o ten irgi visokie įvairūs. Čia yra vamzdžių nuleidimo, vandens vamzdžių nuleidimo bakai ir įvairūs kitokie techniniai dalykai, kurių aš net nežinau, kas kuriame yra, nes čia ne mano reikalas. Taip, toliau einam į vidų. Grįžtu atgal. Taip, čia durys va tokios dvigubas, yra tinkleliai ir ant visų langų yra tinkleliai, kad jeigu mes atidarom, nepriskrenda mūsų arba priskrenda jų mažiau, nes jų vis tiek yra. Taip. Na, o, štai kas čia vyksta pas mus, čia sofa, kažkoks žaidimas vyksta. Maja, ten vat irgi yra. Taip, dabar va čia taip atrodo langai, atidaryti ir uždaryti. Dingai, taip. Taip, spintelės matosi, čia kabo meškinės kepurės. Va ten tas viršuje, virš kabinos miega Kristoferis. Čia gan didelis, čia šiaip galima lovoje taip miegoti dviese laisvai. Taip, čia vairuotojo vieta, čia viskas atrodo kaip paprastam automobilyje. Taip, toliau iš kitos, va dabar čia yra, vėl grįžtu atgal, didelė sofa iš vienos pusės, o čia iš kitos, tokios dvi sofos ir per vidurį yra stalas, čia galima valgyti ir žaisti, ir viską daryti, dar spintelės viršui. Dabar va čia va yra svarbus taškas mūsų name. Čia kraunasi visi pagrindiniai dalykai, reikalingi mums, pagrindinė mūsų rozetė, visi kompiuteriai, viskas. Ir kadangi Giedrius dabar suinstaliavo saulės baterijas, prisuko, tai va čia va atrodo šitame ekraniuke, kiek pas mus yra jos pakrautas. Ir dabar pilnas baterija pakrauta nuo saulės, nes dabar saulėta diena. Ir nuo čia mes visą techniką kraunam. Taip, šitas pultelis yra nuo nuostabaus įrenginio va šito, kur irgi Giedrius neseniai padarė. Jie yra, tai yra ne kondicionieriai, bet va galima jungti ventiliatorių ir jie ganėtinai gerai atvėsina. Ir jie dabar yra tokie, kad net jeigu lyja, stogeliai yra ir galima atidaryti langelį ir vėsintis net jeigu lyja. Nes anksčiau čia buvo tokie, kad jeigu atidarai stoglangį, tai ir lyja ant galvos. Taip, dabar toliau sukuosi atgal. Sukuosi atgal į kitą pusę. Čia yra virtuvė mūsų. Va. Ir netgi gėliau aš jau parsitempiau namus, nes aš kitaip negaliu. Va, čia mūsų viryklė dujinė, spintelės, netgi turi mikrobangę, gartraukį. O čia yra mūsų control panel, galima sakyti, toks ūkinis dalykas. Čia mėlynas yra vandens šildytuvas, šildomas dujomis mes galime pašildyti vandenį, jeigu norim nueiti dušą. Čia yra generatorius, jeigu baigėsi visa elektra, visose baterijose galime jungti generatorių ir jis mums pagamins daugiau energijos, bet nuo to laiko, kai Giedrius instaliavo saulės baterijos, to dar neprireikia, užtenka mums. O čia yra įsijungę visi davikliai, pagal juos mes žiūrime, kiek mes turime dujų, kiek mes turime vandens, kada reikia prisipilti ir kiek užpildyti visi bakai. Yra du bakai, vienas yra
black yra į tą nueina tualeto turinys, o į kitą nueina, va čia grey parašyta, pilkas vanduo, nueina kriauklės ir dušo turinys. Tai mums reikia ištuštinti juos abu, kai jau yra raudoni. Beje, va čia ant black yra raudonas mygtukas, bet tai yra netiesa, jisai truputėlį grybauja tas daviklis ir dabar mes bandome jį išvalyti visą tą tanką, tą žarną ir kad jis nerodytų netiesos, nes jis tikrai nėra pilnas. Na, einam toliau. Taip, dar kartą parodau, čia visa svetainė, vat mūsų tokia su virtuve. Ai, dar šaldytuvas. Taip, čia yra šaldytuvas, gan didelis beje. Mes net nesitikėjom tokio didelio čia. Va, aš galiu jį atidaryti. Jis yra pakankamai didelis, mums tikrai užtenka. Ir yra šaldiklis atskirai. Ten vėlgi yra spintelė. Dabar čia yra dušas. Va, dušas toksai. Taip. O čia iš kitos pusės priešais yra tualetas. Mes jį pabandysime tilpti, nufilmuoti. Tualetas, kriauklė, spintelė, va, maža spintelė su veidrodžiu. Nu, pakanka visko, yra irgi stoglangis. Na ir dar toliau ten, į kitą pusę yra miegamasis. Štai, lova, ganėtinai ankšta, bet tai yra namai ant ratų. Taip, spintelės, čia vėlgi langai su tinkleliais visi. Na ir čia vat yra tas antras ventiliatorius toks pat, jisai dabar sukasi. Beje, jis sukasi dabar nuo vėjo tiesiog. Ir va čia yra dar, čia mūsų yra jau majas kampas, čia yra knygelės sudėtos, čia yra žaislų apačioj kampelis įvairių. Ir va čia va yra visi mūsų meškinai gyvena. Čia aš pakabinau juos į batų dėklą. Va čia jie tokiam pavidalė, va ten dar didelis, va. Ir va ten dar pakaba su suknelėm. Na, vat, taip, tokie mūsų namai. Mes čia puikiai telpam, visko užtenka. Galime išbūti, jeigu mes stovim kur nors nacionaliniam parke ar kažkur iš viso neprijungti prie nieko, vienoje vietoje, kur norim ilgai pabūt. Nes kempinge tai iš karto prisijungi gali prisijungti prie elektros ir vandens tiesiai ir kanalizaciją nuleisti tiesiai į lauką, bet dabar mes galim net niekur neprijungti, tiesiog atsistoję, mes galime išbūti maždaug